Na, tie, kurie būriuojatės aplinkui, tai jau kviečiu prisėsti. Saulė kaitina tuos, kas netilpo, matau. Tai gal siūlyčiau ir pradėti. Tai visų pirma, labai ačiū, kad atėjot. Žinau, kad labai norisi su visais bendrauti, su visais susitikti, bet reikia matyti skirti laiko ir diskusijoms. Tai šiandien su mumis turim labai įdomių ekspertų. Tai yra tas PMI docentas, politinės ekonomijos ekspertas Vytautas Kuokštis. Naujai perrinktas dar kartą Europarlamento narys Petras Auštrevičius. Ir ekonomistas Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Diskusiją moderuosiu aš, Klaudija Grabauskaitė, Liberalų sąjūdžio komunikacijos vadovė. Provokuosiu, klausinėsiu, jūs irgi jauskitės laisvai. Diskusijos pabaigoje tikrai bus laiko klausimams. Ir siūlyčiau gal pradėti nuo tokios situacijos vertinimo. Tai tie, kas skaitėte diskusijos aprašymą, matėt, kad mes taip gan pesimistiškai pasakėm, kad Europos aukso amžius pasiliko 19 amžiui. Amerikos 20, o 21 amžius yra Azijos šalių aukso amžius. Tai aš gal pradėčiau nuo tokio bendro klausimo, ar ne pernelyg pesimistiškai mes įvertinom situaciją? Gal nuo jūs, Mariau, pradėkim. Tai ačiū, kad jūs pradėjot. Ta prasme, reikia viską iliustruoti skaičiais, nes mes galime papulti į tam tikrus stereotipus, kurie mumis ir privers taip galvoti. Tai iš tiesų Europa stagnuoja ir stagnuoja ganėtinai rimtai. Jeigu mes pasižiūrėtume per paskutinius 10 metų, pavyzdžiui, JAV ekonomika išsiplėtė šiek tiek daugiau negu 50% per pusę, ta prasme, per 10 metų. Kinai per tą laiką išsiplėtė beveik 100%. Per 10 metų, padvigubino savo ekonomiką. Jie dabar yra tokiam pačiam dydyje, kaip JAV buvo prieš 10 metų. Tai va, tokiam lygyje kažkur aplenkė Europą. Ir Europa per paskutinius 10 metų augo 7%. Tai manau, kad tą labai viskas iliustruoja. Aišku, šiame kontekste galime panaudoti Lietuvą. Lietuva praktiškai kaip JAV per 10 metų 50 beveik procentų paaugo ekonomiškai ir mes esame vieni iš tų fainesnių Europoje, kurie juda, bet aišku, mūsų bazė labai žema, tai nuo žemos bazės labai lengva judėti. Tai šituo atveju Europa iš tiesų stagnuoja, lieka nuošalyje ir lieka dar ir kitose srityse. Tai yra populiacijos augimo sustojimas, praktiškai visiškai sustojimas, judėjimas link vieno vaiko per vieną moterį. Ir JAV, aišku, savo migracijos politiką naudoja, jie auga tą sąskaitą. Na, Kinai irgi stagnuoja praktiškai, tas augimas jisai mažėja, indai turbūt periminė. Ir čia šiuo atveju, jeigu dažnai kalbame apie Aziją, tai pamirštame indus, kurie paskui Kinus visą laiką čia baksnojasi. Tai trumpai tariant, sakykime, Europa pagal šios skaičius atrodo tikrai ne kažką. Na, o priežastis turbūt dar diskutuosime, kad ne, jo. Petrai, kaip Briuselyje atrodo? Aš pasakysiu, kad, matot, istorija niekad nebūna nuobodi ir be įvykių. 50-aisiais Venezuela buvo vos nelabiau išsivyščiusi nei, ta prasme, GDP per capita negu Jungtinės Amerikos valstijos. Kur dabar yra Venezuela ir kur dabar Jungtinės Amerikos valstijos? Prieš 5 metus ar 10 metų Kinijos ekonomika žadėjo beprotiškus ir ilgus augimo laikotarpius. Teisingai buvo pastebėta, Kinija stoja, nors į Kiniją investuojama, bet dėl socialinių dalykų, demografija ir kiti dalykai, pagaliau atsiranda tam tikri apribojimai arba reikalavimai ateinantis iš užsienio, pavyzdžiui, kad jie gamintų laikydamėsi tam tikrų taisyklių, ko anksčiau nedarė, gamino masiškai, santykis su aplinkosauga buvo labai atpalaiduotas ir taip toliau. Tai aš noriu pasakyti, kad jeigu bandyti išvesti kažkokią tai liniją, vieną paralelę ir vieną dėsningumą, vargu ar mes tokį pasakysime ir dabar žadėti Amerikai vien tik tai gerą, Europai vien tik tai komplikuotą ir blogą, o kitiems kažkokius tai tarpinius variantus, aš sakyčiau, galbūt daugiau apie tarpinius variantus galėtumėm kalbėti. Matot, yra apskritai
ekonomikos prisisotinimo ir kažkoks tai gerovės laipsnis, kada visuomenės šiaip sustoja, pradeda galvoti į demografiją, šeimų augimo dydis atsiranda atitinkamai kitoks negu buvo anksčiau. Nieko negalima nuspręsti, kas bus, tarkime, pasaulyje po 20 metų, bet Europai reikia suklusti, be jokios abejonės, o suklusti reikia dėl vieno paprasto dalyko. Matot, vakarai išaugino labai daug konkurentų. Ir tie konkurentai nusėdo beje ne kažkur tai Afrikoje, bet būtent Pietryčių Azijoje, kur yra didžiulis alkis ekonominiam augimui, kur galima labai greitai mobilizuoti darbo jėgą, kur investavimas yra santykinai lengvas. Pažiūrėkite, kuo virto, tarkime, Pietų Koreja. Nu tai, kuo buvo, ar ne? Baigė karą su Šiaurė ir žiūrėkite, per 20-30 metų jie iš esmės šovė į priekį. Tai mes išauginam labai rimtus konkurentus, grinai perdodami technologijas, investicijas ir taip toliau į tas valstybės. Bet kas mūsų laukia ateityje, tai žinoma, auganti konkurencija. Kinija, jeigu anksčiau buvo grinai patentų, kaip sakyti, perėmėja ir nelabai dalyvavo inovacijose, tai dabar Kinijos inovacijų politika jau verčia išsižioti. Pažiūrėkite, kinų mobilieji, bent jau tie, apie ką mes kalbam, nuėjo toliai į priekį, ar ne, kokybė ir panašiai kiti dalykai. Kitaip tariant, jie tos naujosios ekonomikos, kurios iš tikrųjų išaugo, pradeda lenkti kokybiškai, kažkokiuose kokybiniuose segmentuose. Bet aš turiu ir gerą žinią. Tarkim, žiūrėkite, man svarbu, kad vakarai ir vakarų bendradarbiavimas ir ta technologinis pranašumas, nes tai išlaiko ekonomikas priekyje, kad jos bendradarbiautų. Ir Europos investicijos į Ameriką yra 10 kartų didesnės negu į Kiniją ir į Indiją kartu sudėjus. Kodėl? Todėl, kad pasitikėjimas. Nepriversi privačių investitorių investuoti tenai, kur jie nemato perspektyvos. Kitaip tariant, taip, Amerika Europai yra labai svarbi, tikėsimės Amerikai Europa bus taip pat svarbi, bus mūsų tas bendradarbiavimas ir mums galbūt tai padės irgi kažkiek tai šoktelti, bet niekas nėra duota. Kova po saulę dėja tik tai auga ir aš manau, kad europiečiai, kad ir suprasdami, bet jie mato nebūtinai vien tik tai tokią giedrą ateitį. Tai gal tada Vytautas ir mačiau Marius norės pareaguoti. Tai dėl to, ar mes pernelyg pesimistiškai ar nevertinam, tik sakyčiau ir taip ir ne, galėtume atskirti, kokia yra dabartinė situacija ir tada kokios yra tendencijos pastarojo meto ir kokios galimos prognozės ateityje. Tai jeigu mes žiūrim dabartinę situaciją, tai iš tikrųjų situacija tikrai gal nėra tokia bloga, kaip daugelis kalba. Ir kai mes dar kalbam apie Europą, tai čia nebuvo apibrėžta, bet mes galim kalbėti ar apie Europos Sąjungą, ar apie Europą. Tai ar čia prijungiam Šveicariją, Jungtinę Karalystę, Norvegiją. Nes jeigu mes sujungiam visas ir skaičiuojam nominalų BVP, šiuo metu jis yra panašus kaip Jungtinių Amerikos valstybių šiuo metu. Ir pagal nominalų dar kol kas reikšmingai lenkia Kinijos. Jeigu mes žiūrėtume, kurio pagal ekonominį išsivystymą pasimtume 20 arba 30 pasaulyje turtingiausių šalių, iš jų apie pusę bus Europoje. Jeigu mes žiūrėsime apie tai, kur geriausia gyventi ir ekonomisto living Lietuvoje geriausia gyventi, reiškia livable cities, ar ne, tai 3 pirmieji bus berods Viena, Ciurichas ir Kopenhaga. Ne? Tai čia dabartinė situacija. Aišku, kalbant apie tendencijas, va čia teisingai buvo užsiminta, po 2008 metų tikrai situacija atrodo prastai, lyginant su Jungtinėm Amerikos valstijom, bet net ir čia irgi, kaip jau minėta, yra labai didelė skirtumai. Sunku apie Jungtinės Amerikos valstijas dar lengviau kalbėti kaip apie vieną darinį, apie Europą, vėlgi, ar mes čia kalbam apie Italiją, kuri 30 metų stagnuoja, ar mes kalbam apie Lietuvą, kur yra Lietuvos ekonomikos stebuklas per paskutinius 30 metų, labai mažai kas apie tai kalba. Iš tikrųjų, jeigu va čia irgi Kinija buvo paminėta, tai kaip jums atrodo, va Kinijos ar Lietuvos buvo didesnis ekonominis stebuklas per paskutinius 30 metų? Kam atrodo, kad Kinijos buvo didesnis? Kam atrodo, kad Lietuvos? Dabar čia priklauso, kaip žiūrėsim. Procentais augimo, jeigu žiūrėsim, Kinijos buvo didesnis.
Bet jeigu mes žiūrėsim to, kiek BVP doleriais buvo pridėta ar ne vienam gyventojui, tai Lietuvos buvo dvigubai spartesnis. Ne, tai vat Lietuva irgi stebina. Ir jeigu tada, aišku, Europos tie ilgalaikės tendencijos, buvo minėta demografiniai iššūkiai, be abejonės, gal dar ir kalbėsim, tada geopolitika, aišku, energetika, kur tikrai yra prastesnė situacija negu Junktinių Amerikos valstijų ir, vat jau minėta, ar ne, technologiniai, tų naujų technologinių įmonių nebuvimas, bet ir su šitais iššūkiais vėlgi yra diferenciacija, yra variacija tarp šalių. Ne? Net ir su demografija Prancūzijoje situacija visiškai kitokia negu tarkime, Italijai. Taip, arba be abejonės ir geopolitiko. Tai ir taip ir ne, žiūrint, kaip mes, kuriuo kampu pažiūrėsim. Mačiau, Marius nori reaguoti. Jo, tai iš esmės, kaip gali būti optimistas ar pesimistas, ta prasme, vėlgi, daug analitikų į grafiką, paimsim skirtingą laikotarpį, išbrėšim, ką norim. Bet iš esmės optimistų pasaulyje reikia būti dėl to, kad ekonomika remiasi į du dalykus. Tai yra populiacija, kaip rinkos augimas ir technologijų gerėjimas. Tai globaliai mes turime milžinišką žmonių populiacijos augimą, 8,1 milijardo, 2030 turbūt 9 milijardai žmonių bus pasaulyje. Technologijos globaliai gerėja, technologijų prieinamumas globaliai gerėja, bet kai pradedi imti atskirus regionus, prasideda biški kitokie dalykai. Tai su populiacija, kaip minėjom, JAV, Europa turi problemų, Kinai taip pat turi problemų, bet kaip mes ją galim spręsti. Tai technologinis judėjimas į priekį ir čia atsiranda labai skirtingi skaičiai. Tai vien pasižiūrėjau, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, nauja technologija, kiek kas investuoja. Tai JAV investuoja praeitais metais 300 milijardų į vien tik tai dirbtinio intelekto sritį, Kinai investuoja 91 milijardą, Europa investuoja 40. O, supraskime, ten, kur pinigai, ten ir technologinis virsmas jisai ir bus. Dabar žmonių populiacijos klausimo sprendimas, kaip jisai galėtų būti, tai vargu bau, ar mes išmesim iš namų televizorius ir kompiuterius ir pradėsim daugintis kažkaip tai. Tai iš tikrųjų, ko gero, kad ne, ir dažniausiai turtėjant tos nevyksta, nes, bėda su tais vaikais, juos prižiūrėti reikia ir taip toliau, nelabai kam reikalingi, kai esi turtingas. Tai šitoj vietoj, reiškia, su tais vaikais problemų kažkokių tai sprendimų nelabai bus, tai reiškia, pasižiūrėkime į kitą pusę, kur šiek tiek optimizmo yra. Tai Europoje tas life expectancy arba kiek tu tikėtina europietis vidutinis gyvens, tai yra 80 maždaug 1 metai. Ir mes 5 metais lenkiame amerikiečius, kas yra gerai. Ir maždaug 2-3 metams lenkiame kinus ir pas mūsų augimas, to life expectancy, tai dar tęsiasi. Tai dėka technologijų, dėka sakykime, kad mažiau save žudom, geriam, rūkom ir panašiai, aišku, ne visi, bet didžioji dauguma, statistiškai dauguma eina juda į priekį. Tai va čia tas life expectancy yra vienas iš būdų, tai mums reikia vėlgi stumti su technologijom ir antras dalykas su life expectancy, kad žmogus išliktų rinkai darbingas kaip įmanoma aukščiau. Labai įdomu paskutinį skaičių, tik tai pasižiūrėjau, 19-24 metų, 5 metų periodas prieš pandemiją ir dabar, tai Lietuva buvo antra Europoje, Eurozonoje, Europos Sąjungoje buvo antra pagal padidėjusi life expectancy. Aišku, mes dar atsiliekame nuo kitų valstybių. Pirma buvo rumunai, kur iš labai blogos padėties pasistumėjo į priekį. Antri yra Lietuva, beveik metus laiko life expectancy pridėjo nuo prieš pandeminio lygio. Tai mes čia irgi turime tokių ir gerų, ir blogų žinių. Tai bet kokiu atveju yra labai svarbu demografija. Jeigu jos negalime spręsti, reiškia, turime gyventi ilgiau. O antras dalykas tai yra technologija. Su technologijom šiek tiek su investicijom mes atsiliekame. Tame tarpe ir Lietuva, nes Lietuvoje mes tų robotų turime gerokai per mažai, kartais net 5-7 kartus mažiau negu Skandinavija. Prieš Vytautui reaguojant, aš dar norėsiu šiek tiek kitą klausimą įdėti ir turbūt pabandyti jo paklausti Petro. Tai yra tokias dvi pagrindinės sąvokos, ar ne, kurios leidžia apibrėžti, kokia ta mūsų ekonomika yra. Tai viena vertus, ar jinai yra paremta vertybėmis, value-based, ar antra, mes turim tokią realpolitik situaciją, kai, deklaruojam, kad žiūrėkit, mes čia tik tai su draugiškais ir demokratiškais režimais prekiaujam, o antra vertus, po stalu gal ten kažkaip vyksta kiti dalykai, nes, Kinija išlieka labai dideliu visos Europos ekonominių partnerių. Tai Vytautai pareaguokit ir tada leisim Petrui. O aš tai irgi gal pridėsiu dar klausimą, Petrui Užtrevičiui. Reaguojant į, kas prieš tai buvo pasakyta, toks įdomus nuskambėjo, aš sutinku, kad labai stipriai augo ir inovacijos, ir Kinijos, ir kitų šalių, ar ne? Bet jūs suformulavot, kad tai labai stipri arši konkurencija ir tarsi dėl to, kaip ir ES susiduria su iššūkiais,
Bet šiaip jau čia tokia ne visai liberali perspektyva, ar ne? Liberalai turėtų sakyti, kad žiūrėkit, jeigu kitos šalis auga ekonomiškai, taip yra politinės problemos, kiti dalykai, strateginiai dalykai, bet grinai ekonomiškai žiūrint, tai, kad Kinija auga ir kitos šalis auga, tai kaip tik turėtų būti geriau, ar ne? Tai pat įdomu, kokia perspektyva. Nelengvai čia išėjo Petrui. Ne, ir labai gera pastaba beje. Žiūrėkit, jeigu mes visi gyventumėm vienodomis sąlygomis, kitaip sakant, visiems žaidėjams galiotų tos pačios taisyklės. Aplinkosauga, tenai, nežinau, socialinės politikos reguliavimai, žmogaus teisų tenai požiūris ir panašiai, tai būtų viena. Bet štai mes ir pralošėm jiems, kadangi tarkime, Pietryčių Azijos ekonomikos labai dažnai nesilaiko tų reikalavimų, kurie labai užkelti Europoje. Ir kadangi rinkos yra labai atviros, aš esu už rinkų atvirumą, aš esu už laisvą prekybą. Beje, gąsdinanti yra tendencija, kad ES pradeda riboti savo požiūrį į laisvą prekybą. Atsiranda vis daugiau ir daugiau dalykų. Pavyzdžiui, atsiranda dėl žemės ūkio produkcijos prekybos pastoviai, tarkime, Prancūzijos ūkininkų sąjunga yra labai stiprus lobistas. Vokietijos, tarkime, bavarai, neperženkimi dalykai. Jie neleidžia Berlynui pasirašyti sutarčių ir visada uždeda reikalavimus, kad, žinot, nepirkti to, arba uždėti tarifus ir panašiai. Tai jeigu tais būtų, tai būtų gerai. Aš būčiau už tą laisvą prekybą. Dabar nežinia, kiek mes laikomės tų bendrų reikalavimų, todėl manau, žinokite, pastaruoju metu mes matysime daug daugiau sąlygotumų su ES prekybos su trečiosiomis valstybėmis. Mes net nesugebėjome su Jungtinėm Amerikos valstijoms susitarti, kaip žinia. Buvo tam tikrų nuogastavimų ir aš kol kas nematau, kad mes priartėtumėm prie tų susitarimų. Jokių būdų. Gera viena žinia, kurią mes dar turėtumėm paminėti, žiūrėkit, nes iš esmės mes pradedam kalbėti vos ne taip. Ar vakarai atsilaikys prieš naujųjų ekonominio galių konkurenciją ir prieš jas visiškai? Gera žinia yra ta, kas lemia apskritai protus. Šiaip švietimo sistema. Pasižiūrėkite 10 pasaulio pagrindinių universitetų. 8 JAV, 2 Britų. Ar ne? Paskui ten eina kiti, bet pirmas 10 yra toksai. Nei vieno kol kas nematau iš Azijos, nei vieno nematau iš Lotynų Amerikos, toli. Apie Afriką mes šituo atveju dar net nekalbame. Todėl, mano manimu, mes turime potencialą, kurį reikia iš tikrųjų išnaudoti. O, palauk, Klaudija, koks buvo tas jūsų dėl... Tai kaip darom? Ar prekiaujam su tais, kurie demokratiški, ar su visais? Visuose prekybiniuose susitarimuose, kurios sudaro ES, yra nuoroda į žmogaus teisės, yra nuoroda dabar vos ne į tų prekių kilmę, iš ko pagaminta, kaip pagaminta ir panašiai. Aš manau, kad jeigu žiūrėti realiai, tai prekyba yra labai pragmatiška. Mes labai kritikuojame beje daugelį susitarimų, kurie prekiauja, pavyzdžiui, duoda aukščiausios preferencijos taisyklės, tarkime, Pakistanui, kur žmogaus teisės ir kiti dalykai yra, Dieve mano, niekam nepalinkėtumėm atsidurti tų pakistaniečių, reiškia, vietoje ir panašiai. Tai vyrauja taip, tas požiūris, dominuoja, sakyčiau, požiūris, bet kadangi viskas darosi labai skaidru, žinokit, šitam pasaulyje, nes mes gaunam dabar masę informacijos, kurios anksčiau neturėdavom. Dabar, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, žmogaus teisų aktyvistai, jie tiesiog informuoja, kas vyksta tose pasaulio valstybėse, su kuriomis prekiauja ES. Ir ES jau praktiškai negali atsilaikyti, jinai turi argumentuoti, kodėl vyksta taip, ar kodėl ten pažeidinėjamos žmogaus teisės ir panašiai. Ir aš numatau, kad tas atvirumas pasaulio ir informacijos sklaida bus dar greitesnė, dar pilnesnė, bet aš nemanau, kad mes galėsime kažkada tai pasakyti, kad galutinai mūsų prekyba yra tik tai pagal žmogaus teisės. To tiesiog nebus. Aš nenumatau tokio artimiausios ateities rizikos. Aš dar tikslinamą klausimą turiu. Tai su Kinija yra vienaip. O kaip su Rusija dabar? Nes, galima sakyti, kad tos sankcijos, kurios yra ekonominės, nėra, kad labai veiktų. Ar lengviau tartis dėl sankcijų Rusijai, negu dėl, tokių susitarimų su Kinija? Arba dėl Kinijos? Daugelis dalykų yra santykinai labai nauji ES. Sankcijų politika, žinia, sankcijos priimamos tai europinių lygmenių, o įgyvendinamos valstybių narių nacionalinių lygmenių, kur labai dažnai
nustatytose ministerijose ir agentūrose net praktiškai nebuvo žmonių. Įsivaizduokite, gauni atsakymą iš kokios nors vienos ar iš kažkur, tai sako, žinot, nu taip, priimta sankcijų, bet sako, mes neturime valstybės pareigūnų, kurie prižiūrėtų už tos visus dalykus. Čia atsikalbinėjimai, aš žinau, nes sankcijos duoda kartais blogąją prasme per tą ekonominį interesą, bet po šiai dieną, aš jums galiu pasakyti, 50% tik tai prekybos su Rusijos federacija yra sankcionuojama. 50%. Bet 50 nesankcionuojama. 50 dar atsiranda visokie apėjimai per Baltarusiją ir panašiai. Nėra veidrodinių sankcijų Baltarusijai, kur praktiškai Baltarusijos ir Rusijos ekonomika, Mario, aš galiu patvirtinti, yra viena praktiškai ekonomika. Tenai vieninga muitų erdvė ir panašiai. Ta prasme, koks skirtumas, su kuo tu ten prekiauji, jie greitai randa apėjimą ir panašiai. Tai nežinau, sankcionavimas apskritai yra labai sudėtingai gyvendinti. Mes turime dabar specialų atstovą Sullivaną, Airį tokį buvusi generalinį sekretorių šitos komisijos. Važinėja, kalba, gąsdina trečiasias valstybės. Kai ką padaro, nes žinokite, mes po šiai dienai, pavyzdžiui, su Kirgizija, kaip sankcijos apėjimas, su Kirgizija Vokietijos prekyba išaugo 13 ar 15 kartų, staiga per metus. Jūs įsivaizduojate, kad kirgizai pradėtų 15 kartų daugiau skalbimo mašinų naudoti, ar ne? Nu, pradė galvoti, bet kadangi tos kompanijos jos nežiūri, perka kirgizai, tai ir siunčiami Kirgiziją, manant, kad kirgizai tą dalyką suvartos. Nesuvartos, jis atsiranda Novosibirske arba dar kažkur tai. Tai sankcijų politika yra labai sunkiai suvaldoma. Amerikiečiai tai daro labai dažnai daugiau per bankus ir aukštasias technologijas. Kai mes nuėjome į paprasčiausių prekių sankcionavimą, jų nomenklatūra labai plati. Arba uždarai, arba neuždarai. Mano būtų taip dalykas. Tarpiniai variantai visada yra skylėti. Na tai sankcijos, tai jos pradžioje reikėtų įgyvendinti, nes jau dabar jau 14 beros paketų ir tenais jos net išvardinti yra neįmanoma turbūt. Tai jau tenais jau tiek daug, kad tenais, bet jas reikia pradžiai dabar turbūt audituoti ir peržiūrėti, kas įgyvendinama apskritai, o kas nėra įgyvendinama ir neapsikrauti su tuo, kas yra neįgyvendinama, nes ar taip neveikia, tiesiog apgaudinėjom save. Atsakant į klausimą dėl prekybos, tai turbūt 80+ % mūsų pasaulio yra vis tik tai visokie velniai, kurie nėra mūsų, sakykime, lauke suvokimo ir tu niekaip neišvengsi to, kad su jais... Užsimerkt? Stengtis. Bet turėjau tokį profesorių, kuris sakydavo, trying means lying. Tai jeigu sakai, kad stengiasi, tai reiškia, nepadarysi. Tai vienas dalykas, bet aš kitą dalyką, kaip sako, ekonomikoje yra svarbus keli dalykai, kur tu esi ir dar svarbesnis dalykas, į kur tu judi. Tai kokia tendencija. Gali būti labai blogai padėti, bet jeigu judi link geros padėties, viskas yra gerai. Pataisoma. Ir atvirkščiai. Tai šitoj vietoj, pasalinant jūsų renginį, reikia pasakyti, kad Europoje yra per mažai liberalizmo. Kodėl per mažai? Dėl to, kad pavyzdžiui, Geriausia citata šiandien. Europa juda link to, kad vis didinti perskirstimą. Beje, Lietuva irgi juda link to ir net konservatoriai virsta kartais socialdemokratais, siekdami, sakykime, didinti perskirstimą bet kokią kainą. Ir atsakymas labai paprastas. Šiandien dienai Europa perskirsto virš 50% bendro vidaus produkto kasmet. Prancūzai iš vis ten 56% nuo BVP perskirstomi. Mes siekiame irgi, kad būtų virš 40, judėtume link 50. Bet ką tai duoda? Tai duoda stagnaciją. Iš esmės, nes resursas pinigų išleidžiamas ne investicijom, nesukurti pridėtinę vertę, bet ją suvalgyti. O pasižiūrime mūsų konkurentus vėlgi, tai JAV perskirsto 36%, Kinai perskirsto 33%, na, tie baisų šveicarai, kurie gyvena tikrai nepavydėtinose situacijose, nes tiek pinigų išleisti yra labai sudėtinga, jie perskirsto 32%. Tai va čia ir atsiranda skirtumas, kuo tu daugiau perskirstai, tuo tavo ekonomika pradeda stagnuoti ir lėtėti. Ir va čia tas liberalizmo grūdas, jisai galėtų padėti tuo aspektu, kad perkelti daugiau atsakomybės asmeniui negu visuomeniai. O mes dabar judame visiškai skirtingai nuo kitų ekonominių blokų į kitą pusę. Tai yra perskeliama atsakomybė ne asmeniui, bet perskeliama visuomeniai.
Ir jeigu tu gauni per mažą pensiją, jeigu gauni per mažą atlyginimą, tai kas kaltas? Visuomenė kalta, nes jinai su manim nesidalina. Tuo tarpu amerikietis, jisai dirba tikrai daugiau valandų negu vidutinis amerikietis, tai negu europietis, ir siekia vis geresnių socialinių garantijų. Maža to, pas mus Europoje yra atsirandas eksperimentai, tai yra bazinių pajamų eksperimentas, kur, o gal galim kaip nors padaryti stebuklų lauką, kur duosime pinigų už tai, kad tu esi žmogus. Prie ko tai priveda? Tai prie efektyvumo kritimo. Efektyvumo kritimas priveda prie ekonominio nuosmukio. Ir taip toliau. Ir čia va to liberalizmo atstovavimas jisai turėtų būti ir kažkaip ir Lietuvoje tą turėtų persverti, nes kol kas mūsų laivas persivertė visiškai kitą pusę. Tai mes vėl einame į tą bismarkinę sistemą, kur kažkas turi mums sumokėti už tai, kad aš esu žmogus, aš eurai fainas, aš daug nusipelniau, už tai man reikia dabar sumokėti. Bet ar sukūriau ką nors? Baisiai čia sukurs kitos kartos. Tai čia yra esmė, va, tai yra kur mes esame ir kur mes galime nujudėti. Aišku, nereikia pamesti balansų. Tai kinams labai lengva judėti, nes jie neturi socialinio garantijų apskritai. Tai ta prasme, tu sėdi ant savo kelnių ir viskas. Ir tada, reiškia, tokia šalis yra daug dinamiškesnė, greitesnė. Tai va čia yra va, tokie taškai, kuriuose turėtume iš tikrųjų diskutuoti ne apie tai, kaip yra blogai, nes kaip visą laiką norim kaip ten žuvis kuo giliau, žmogus kuo geriau ir taip toliau, bet ką daryti? Tai va čia tas liberalizmas turėtų surasti savo tą dvasią ir judinti ne tik tai Lietuvą, bet ir tą pačią Europą, kuri iš tikrųjų, kaip be būtų, tingėja jinai. Jinai darosi tingesnė, o kai daraisi tingesnis, nieko gero nepriveda. Žinokit, jūsų žodžiai medus ausims liberalų. Gal po diskusijos bus klausimam laiko, bet aš kažkaip galvoju, žinot, mes irgi čia sėdėm, sakom, va visuomenė, va Europa, čia prekiauja su Kinija, bet pakelkit ranką tas, kas iš AliExpress nesat nieko pirkęs. Oi, klausykit, čia labai, labai solidus skaičius. Pasiplokit savo, žodžiu, mes prie tų dabartinių turbūt 15% treido nelabai prisidedam šią prasme. Gal aš dar galėčiau truputį. Klaudija, man atrodo, sakykit, sankcijos tarsi nelabai veikia. Tai čia manau, kad yra mitas. Ir jeigu jos neveiktų, tai neverktų Rusija ir ten neprašytų visaip čia peržiūrėti. Tai man atrodo, kad vėlgi, jeigu čia kas tikėjosi, kad koks tikslas tų sankcijų, ar ne, kad jeigu čia įvestas sankcijas ir karas baigsis, tai akivaizdu, kad jos čia prasme neveikia, bet vargu kas taip tikėjosi. Aišku, jų turėtų būti daugiau, jos ir anksčiau turėtų būti įvestas, bet akivaizdu, kad jos sukelia problemų Rusijos ekonomikai, ilgalaikių problemų, Rusijos karo pramonei ir taip toliau. Nes būna dar, kas sako, neveikia sankcijos, tai maždaug nedarykim daugiau. Ne, tai kaip tik gal daugiau darykim, ar ne, tos, kurios veikia. O dėl tos prekybos, tai vėlgi, ypač, sakyčiau, iš tokios liberalios perspektyvos, tai jeigu būtų kažkaip apibrėžta, kad čia turbūt būtų logika, kad sankcijos ar prekybos ribojimas dėl tam tikrų pažeidimų turėtų būti, jeigu labai aiškus tarptautinės teisės pažeidimai ir arba ten egzistencinė grėsmė, kaip buvo su Rusija, labai akivaizdu, ne? Bet jeigu šiaip brėšim, kad čia tik su demokratijomis prekiauti, tai iš tikrųjų, kaip buvo minėta, tai ką čia su... Tai gerai, Indijos demokratija, tobula, netobula, tai ką čia dabar neprekiauti, ar ne? Ir dar daugiau, tai vienas iš esminių dalykų, įžvalgų, sakyčiau, irgi liberalizmo ir politinė ekonomija yra tai, kad prekyba nedeterminuotai, bet tikimybiškai didina šansus, kad šalis, reiškia, ne tik kad augs ekonomiškai, bet tikėtina taps labiau demokratiškos, tikėtina taps taikesnės. Ir čia dabar mes apie tai nešnekam dėl to, kad akivaizdu, kad tai visiškai nepasitvirtino su Rusija ir nepasitvirtino su Kinija. Ar ne? Bet tai nereiškia, kad ta bendra tendencija neveikia. Tai taip pasakyti, kad mes čia neprekiausim dabar, tai kuo daugiau prekiausim, tikėtina kaip tik tai turėtų paveikti geresnė prasme kitas šalis. Ar ne? Marius, norėjot trumpai? Tai trumpai, kad tas sankcijas, tai jos iš tiesų veikia, bet iki galo nėra pasakoma, koks jų yra tikslas. Kaip pavyzdys, sankcionuota nafta, kuri pagrindinis yra biudžeto šaltinis Rusijai, yra fiksuota kaina ten $60 už barelį. Okay. Koks yra tikslas viso šito mechanizmo? Tikslas yra toksai, kad paimti naftą iš Rusijos. Ne tai, kad neprekiauti, bet ją paimti už žemą kainą ir palikti jiems mažą maržą. Nes mums tos naftos vis tiek reikia, kaip bebūtų.
Nes iš 80 milijonų barelių, kurie šiandieną, kiekvieną dieną išpompuojama iš šitos žemės, kaip bebūtų, 10 išpompuojama Rusijai. Tai išjung 10 milijonų barelių per dieną ir mes gausime kainą 150 kokią. Ir tada visi žaksėsim, koksėsim ir pradėsim spausti politikus, kad kažką reikia daryti su tą kainą. Tai čia ir yra tikslas - paimti iš priešo, kaip įmanoma pigiau, pasigaminti tai, ką tau reikia, parduoti galbūt netgi jam ir atgal dar brangiau ir pasimti iš jo dar ir pinigus. Tai yra turėti ir resursą, ir pinigų resursą. Tai va tada tos sankcijos tokiu būdu egzistuoja, bet mes tada turim atvirai taip kalbėtis. Nes jeigu sakom, kad mes nieko neprekiaujam, tai mes patys savo meluojam. Nes akivaizdu, kad prekiaujam, tiesiog tai paliekamas pelno marža kažkam tai kitam. Gerai, tai tada pasilikim prie jūsų, Mariau. Jūs kalbėjote apie tokią ekonominę liberalizmo dvasią. Tai kol, pavyzdžiui, Amerika ar ten Azija kūrė savo TikTokus, Facebookus, mes, jeigu jie nuspręstų pasitraukti iš Europos, kaip kolega juokavo, googlintumėm su Lietuvos ryto laikraščiu. Tai ką daryti, kad tos didžiosios galiūnės kurtųsi Europoje? Mes, atrodo, kad ekonominė prasme gal visai neblogai atrodom, Lietuva gal visai neblogai atrodo, bet mes nesukuriam tokių gigantų. Grįžtam prie to, kad vėlgi rūpinamės per daug silpnai žmonėm ir per didelėm apimtimi. Tai yra išeikvojam savo resursą, nepritraukdami kapitalo ten, kuris yra efektyviausiai naudojamas. Tai skamba baisiai, iš tikrųjų, ta prasme, nes tai tada tu judi šiek tiek tą gerovę kažkur lieka šalia, bet Europa, nepamirškim, nuėjo milžiniškus žingsnius. 50, prieš 72 metus Europoje, tai Londone buvo Anglių tas rūkas, per kurį per savaitę smogas 10 000 žmonių mirė pagal paskutinius skaičiavimus. Tai nuo to laiko mes jau nuėjom tos technologinius virsmus. Dabar ką daryti, kad čia pas mumis kurtusi? Turime šiek tiek, jau galbūt Petras minėjo tą, atsisakyti tų nelabai efektyvių sektorių. Ta prasme, žemės sektorius yra tikrai didžiulė problema Europai, jo parama yra milžiniška, apie 35-9% išeina pinigų į žemės ūkį. Ir čia vėl savo meluojam, kodėl remiamas žemės ūkis. Vienas dalykas, nenorim traktorių matyti kažkur tai, antras dalykas dėl ko? Dėl to, kad slepiame nuo vartotojo tikrąją produkto kainą, perskirstydami vėl per biudžetą, kad tas žmogus tenais jau baisiai pamatęs tą 1,5 € už pieno pakelį, nepradėtų drebėti. Tai perskirstom per biudžetą, apsukam, patys savo pameluojam, ištaškom pinigus ir tada sakom, kažkaip nesigavo. Tai va čia tas tų didžiųjų kompanijų steigimasis yra, vėlgi, čia jau yra susijęs su aplinka, su darbuotojų noru dirbti arba nedirbti. Ta prasme, pabandykit jūs Prancūzijoje ten su kokį nors ten, nežinau, Teslą įkišti ir pasakyti, kad ten turėsi dirbti 6 dienas per parą ir dar nakvoti kur nors ten šalia palapiniai tenais. Nepais, niekaip, iškart protestai, šakės ir viskas. Tai žodžiu, jūs sakot, kad gerovės valstybė, kurią siūlo Gitanas Nausėda, yra labai aptinginusi Europą ir turim daryti survival of the fittest. Ne. Vienas dalykas. Reikia, vėlgi, čia nesimeluoti patiesom. Mes esame gerovės valstybė dėl kelių priežasčių. Mes turime švarų vandenį, gali saugiai išeiti į gatvę. Gatvėje, jeigu nusilauši koją, tavęs niekas nepaliks tenais ir numirti ir panašiai. Pensiją senatvėje gausi, jeigu gausi neįgalumą, neįgalus žmogus gaus paramą. Tai mes esame gerovės valstybė, tik tai mes norime jos dar didesnės. Tai šituo aspektu yra. O atsakymas į kaip mums, ta prasme, elgtis, nežinau, viena iš tokių minčių, dabartiniai politikoje, aš manau, kad vyksta regionalizacija labai didžiulė. Tai yra globali. Tai yra būtent, matome, įskylančius blokus yra JAV, kuri bando sutraukti įmonės pas save, iš Europos tos pačios. Dabar galima gauti iki 200% beveik subsidijas, jeigu fabrikus perkelsi iš Europos į Jungtinės Amerikos. Kinai kitas regionas, blokas. Ir Europa kaip blokas, bet ir pačioje Europoje, gal bus komentaro, klausimo, bet man atrodo, kad mes irgi regionalizuojamės. Tai šitame procese Lietuva turėtų irgi galbūt regionalizuoti su tais, kurie supranta, kas yra darbas. Tai tie paprastai gyvena šiauriau, nes ten šalta, jeigu nedirbsi, tai numirsi. Tai Skandinavai, Baltijos šalys galėtų būti tas regionas, galbūt su šiek tiek Lenkų tokiu pridengimu, kur mums rinkų tikrai užtektų pakankamai daug ir jeigu mes normaliai dirbtume, galėtume palaikyti tą nuostabų tempą ekonominį, kurį mes turėjome iki šiol. Petrai, kaip jums atrodo, ar pernelyg globojam tas šakas, kurios jau šiek tiek atrodo ir numirt norėtų Europai? Ne, tai jeigu žiūrėti į žemės ūkio, pavyzdžiui, indėlį į BVP Europoje,
neviršia 3,5-4 procentai, ar ne? O 30%, 30 keli procentai nuo ES biudžeto skiriama žemės ūkiui. Bet žemės ūkis Europoje sukuria labai aukštos, sakyčiau, kokybės, vienai par kitaip maisto produktus, prisipažinkime. Jie yra skanus, jie yra eksportuojami į visą pasaulį ir taip toliau. Taip yra. Ar mes per daug remiame? Aš manau, kad, klausykite, šiaip tendencija tai yra stulbinanti. Prieš 15 metų ES biudžete buvo 50% skiriama žemės ūkiui. Mes, 50. Ir tai buvo taisyklė, kuri buvo nubrėžiama visose dėrybose dėl ES biudžeto. Tai keičiamės ir keičiamės, tarp kitko atsirado eilutės inovacijom, techniniam, reiškia, technologiniams naujovėms ir panašiai. Ir tarp kitko, Europa gali pasiekti labai stipriai dabar pasinaudodama tuo augančiu gynybos sektoriumi. Ir nes gynyba be inovacijų yra niekas šiame pasaulyje. Ir Europa, jausdama tiesioginį egzistencinę krizę, mesdama tokius dabar pinigus, 100 milijardų tikrai ateina į tą pramonę. Jeigu mes tą padarysime, mes iš karto pajusime ir realiuose ekonomikos sektoriuose tą dalyką. Dėl regionalizacijos, žinoma. Ir mums sekasi beje. Lietuva yra teisingam regione. Kitaip sakant, atsiprašau už tos žodžius, bet nei tinginių, ar ne, nei kažkokių tai ypatingų tokių pavojų. Žiūrėkit, Baltijos valstybės norinčios dirbti ir pasiekusios gerų rezultatų. Šiaurės Europa apskritai daugeliu atveju yra vos ne pavyzdys ir panašiai. Inovacijos labai stipriai, inovacijų politika tenai pasistumėjusi į priekį. Kur mes, aš manau, pasieksime šitame regione, tai būtent gamindami ateities energetiką. Mes, atsiminkite, be energetikos neišgyvensime. Kad ir klimatas šyla, bet jisai ir turi šaldyti butus, žiemą mes turime šildyti. Kitaip sakant, jeigu mes regioniniu mastu sugebėsime dar geriau bendradarbiauti, gamindami iš tiesų naujos kartos energetiką, mes dar toliau paeisime, žinokite, visos ES mastu. Mano tokia, bent jau būtų hipotezė. Toliau, dėl Europą, Jungtinės Amerikos valstijos. Daugeliu atveju tos inovacinės 21 amžiaus kompanijos prasidėjo Europoje. Kodėl jos neįsitvirtino? Kodėl, reiškia, Skype'ą perpirko amerikiečiai? Kodėl tos geros kompanijos paskui virto milžiniškomis kompanijomis Jungtinėse Amerikos valstijose? Paplitimas. Amerika yra viena rinka. Pabandykite Europos Sąjungoje. Kokią nors... Pabandykite Europos Sąjungoje išvystyti kokią nors tokią inovaciją. Visur atsidursite į nacionalinius apribojimus ir panašiai. Vienur veikia, per sieną pervažiuoji, jau neveikia. Taip negali būti. Inovacijos negali laukti. Arba tu laimi labai greitai, arba tu padarai kažką tai ir tau nepasiseka išsukti. Kariškai neišsuksi. Tai tu negausi pelno ir viskas. Ta prasme, tai visi žiūri ten, kur gali tą dalyką padaryti. Jeigu mes nesukursime vieningos tos inovacinės politikos Europos Sąjungoje, nebus tų nacionalinių sienų ir nebus tų papildomų ribojimų, tai nieko nebus. Žiūrėkit, dabar šiai kadencijai, reiškia 5 metų ateinant į Europos Sąjungą, čia irgi 5 mečiais planuojame viską, yra 3 šiaip jau prioritetai. Pirmas yra saugumas, antras yra konkurencingumas, visi jau sutinka, nežinau, kaip mes jį išversime į aiškę politinę kalbą, o trečias yra dažnai minima, reikia susitarti su migracijos politika, tame tarpe pritraukiant ir darbo jėgą, be kurios Europa neišgyvens. Neišgyvens. Mes tą turime pripažinti. Bet aš čia turiu vieną gerą mums, tarp kitko, žinią, kad jeigu mes nesustabdysime ES plėtros, politikos, jeigu valstybės vis tiek ateidinės į ES, jos atneša labai daug. Jos atneša ne tik tai savo rinką, kas gerai augimui ekonominiam, bet jos atneša ir demografiją. Aišku, mes elgsimės labai egoistiškai, nes Ukrainai viena didžiausių problemų ateityje bus demografija. Demografija. Kas gins valstybę, kuri bus pusiau tuščia, ar ne, kurią reikės atstatinėti dar su... Galėsim apie tai pakalbėti plačiau. Ar jie iš tikrųjų grįž. Pažiūrėkite, kiek aš girdžiu, ukrainiečiai nuvažiavo į Vokietiją, aš klausinėjau tenai, sako, jau puikiai kalba vokiškai. Ir jau lietuviškai kalba kavinėse ir visur kitur, ta prasme, su kuriais susiduri, ar ne, ir taip toliau.
jūs manote, tai bus lengva grįžti, bet aš manau, kad ES plėtra yra dalinai atsakymas į tą tokią smengančią ir demografiją, galbūt ir ekonominį, ir protai, tiesą sakant. Klausykit, ukrainiečių IT ir jų matematika ir panašiai super reikalingi Europoje. Super reikalingi. Ten pas juos mokslai iš tikrųjų buvo pakankamai aukštame lygmenyje. Todėl kartais istorija suteikia ir galimybės. Per papildomas priemonės ir procesus, kurie vyksta vienu metu beje. Bet gal palaukit, pabaigsim diskusiją ir tada bus atvira. Pažiūrėsim. Luktelkit, gerai, toj pabaigsim. Vytautai jūs, tada Marijus ir dar kokį vieną klausimą ir atidarysim salę. Gerai, tai čia kelios mintys dėl žemės ūkio, tai paaiškinimas akivaizdus, ar ne politinės ekonomijos modeliai puikiai paaiškina, kodėl taip yra, kadangi mažuma gali organizuotai veikti ir išsireikalauti savo didesnės naudos ir procentaliai sumažėjo nuo biudžeto, bet turbūt absoliučiai skaičiais nesumažėjo, ne? Tai išaugo biudžetas. Dėl plėtros ES irgi visiškai pritariu ir tai gali suteikti tokį papildomą impulsą ir ekonominę, ir politinę prasme. Su ukrainiečių migracija taip didžiulis iššūkis, bet prisiminkim iš Lietuvos, kiek žmonių išvažiavo. Ir kažkaip nesutrukdė mums ekonomikos augimui, nereiškia, kad tai nėra didžiulis iššūkis, ar ne? Galiausiai dėl tų technologinių įmonių, naujų įmonių ir jų nebuvimo Europoje iš tikrųjų atrodo gana liūdnai. Paimkite 20 didžiausių technologinių IT įmonių, tai bus Junktinių Amerikos valstijų ir Kinijos įmonės. Tik tai toks truputį korekcija, jeigu mes žiūrėsime į kitus sektorius, pavyzdžiui, biotechnologijų, automobilių pramonės ir taip toliau, tai ten Europa atrodo geriau. Apskritai Europa atrodo prašiau, jeigu mes kalbam apie tokias visiškai naujus, labai dinamiškus ir tokius radikalių inovacijų sektorius, ar ne? Kur mes kalbam apie labiau inkrementinį inovaciją, kur tai po truputį vyksta inovacija, atrodo geriau. Ir kodėl taip yra, be viso to, kas buvo paminėta, man tai atrodo dar irgi čia priklauso nuo valstybių. Manau, kad Lietuvoje yra kitaip ir mums reikia tai išlaikyti. Bet yra toks, Europai lyginant su Jungtinėm Amerikos valstijom, man atrodo toks yra požiūrio, mindseto irgi skirtumas, kad tarsi jau kaip ir pasiekėm, tarsi yra okei. Čia to ekonomikos augimo, inovacijų gal nelabai reikia. Ir yra, pavyzdžiui, net ir tyrimai finansuojami dabar degrowth. Reiškia, kad BVP sumažinkim maždaug, nes mes čia teršiam pasaulį ir taip toliau. Ir man atrodo, tai yra ypač iš liberalios perspektyvos nėra teisinga perspektyva. Tai tokio galvojimo, kad kaip mes galėtume užtikrinti tolimesnę pažangą, tiek kalbant apie politikus, tiek kalbant apie visuomenę, tai irgi vienas iš dalykų, kuris paaiškina, kad nėra tokio noro eksperimentuoti, daryti inovacijų ir panašiai. Ir manau, kad reikėtų to daugiau. Tai Marius ir tada paskutinis mano klausimas ir publika. Tai apie reguliavimą. Tai mes, geri laikai gimdo silpnus žmonės. Tai čia tas ir yra pas mus problema, kad reguliacija. Kas nors skaitėte bankinę sutartį savo? Kiek ten yra visko prirašyta. Ir ta prasme, tenais jau net tas, kuris rašo to galo, negali atkasti tenais, kodėl buvo parašyta, ta prasme, ir pridėti. Tai, kaip sako, jeigu būtų dabartinis asmens duomenų reguliavimas, tas GDPR, tai turbūt neturėtume nei Facebooko, nei Google, nes tai neįmanoma jo sukurti būtų, ta prasme, tuo metu. Tai vienas dalykas, bet kas liečia apie ekonomikas, tai labai svarbus momentas paminėtas ES plėtra. Taip, sėkmės atveju Ukraina bus tas kuras, kuris ES gali paauginti tiek populiacijos atžvilgių, tiek ir ekonomiškai potencialią rinką. Tai normalus dalykas, taip kaip ir mes maisto saugo ir visur kitur. Dabar kas liečia Lietuvą ir tą regionalizaciją, tai mums labai svarbus yra keli sektoriai. Yra energetika, žalioji energetika, kur Europa irgi atsilieka ir mes neturime žiūrėti į Europą, turime žiūrėti į savo kelią, turi kaip įmanoma greičiau tapti nepriklausomi energetiškai, nes tai technologiškai jau yra įmanoma. Ir antras yra gynyba. Dabar Europa atsilieka tiek vienoje, tiek kitoje srityje, nes pasitiko karą tuščiais sandėliais, o energetikoje Europa apskritai atsilieka. Nes Kinai jau 28 metais turėtų turėti 2 teravatvalandės atsinaujinančios energetikos instaliacijų, kas yra kartu sudėjus praktiškai visas likęs pasaulis ir dar daugiau. Tai įsivaizduokime, kaip jie eina į priekį.
ir kaip eina Europa ir Jungtinės Amerikos valstijos paskui velkasi, o mes velkamės dar paskui JAV. Tai čia reiškia šiuo atveju Lietuvos politikoje turėtume žiūrėti į savo interesus, kaip įmanoma daugiau energetikos, tada galbūt ateis tos įmonės, kurios galės čia gamintis. Ir antras yra gynyba. Tai nepamirškime, kad kaip karas besibaigs, o jisai tikrai baigsis, bet dar lauks mūsų dešimtmečiai, kai mes suvokę visas tas klaidas, gaminsime į sandėlius, kaupsime geležį skirti naikinti kitiems žmonėms. Tai žodžiu, supratau, jūsų siūlomas receptas yra energetika ir gynyba. Ką jūs pasiūlysite Europai? Kažką naujo? Klausimų gal paaktualizuoti. Tai tada kolegos, man tas pirmas klausė, man to nebematau. Prašau. Ne, man nereikia visiškai jį ten sumažino, jeigu neklystu. Tai ar čia tikrai buvo teisingas kelias, ar tuo metu tiesiog vyriausybė neturėjo iš ko rinktis? Aš tai pasakyčiau. Aš pasakyčiau, kad žiūrint į Europos protestus ir į mūsų protestus, tai galima šiek tiek apversti, kad tai buvo kažkas nuostabaus. Tai labai profesionaliai suorganizuotas, demokratiškas protestas, į kurį buvo atsižvelgta. Ar vertėjo atsižvelgti? Turbūt, kad ne, nes, ta prasme, dabar keliam akcizus kituose klausimuose ir toliau judinam klausimus. Bet tai, kai buvo tai padaryta, tai aš manau, kad tai, bent jau nesupriešino visuomenės, o ją sutelkė labiau, nes mes supratom, kas yra ūkininkai. Labiau. Taip, bet tai čia ir yra, tai galima ir kitos ryties, gali ir bitininkai labai stipriai ginti savo interesus, bet, jie negina. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, šitus protestus aš žiūrėčiau iš kitos pusės, tai yra jais bandoma naudotis. Ir Lenkijos protestai yra visiškai priešprieša, kur, sakykime, Lenkų ūkininkai blokavo Ukrainos sieną, kur mūsų žiniasklaida iš tikrųjų reikia akmenuką įmesti rimtai į daržą, sakydavo, Lenkų ūkininkai blokuoja Ukrainos sieną. Tai vieni kažkodėl blokuojasi Briuselį, kur sprendimai yra priimti ir tenais kovoja dėl savo teisių, o kiti prie Ukrainos sienos tikrina pravažiuojančius automobilius. Tai čia kita problema. Bet Lietuvoje su ūkininkų protestu aš manau, kad buvo labai fainas renginys, kur interesus ginanti grupė žmonių apgynė savo interesus demokratiškai, politiškai ir visais kitais aspektais. Tai yra labai gražus pavyzdys. Ir aš nežinau, bent man atrodo, tai yra liberalizmo požymis, tai yra, kai tu gali savo argumentais, traktorius gali būti argumentas, gali būti protestas argumentas, bet argumentais, net prievarta, net deginimais įtikini sprendimų priėmėją, kad tas sprendimas yra netinkamas. Tai ta prasme, jie gali mokėti mažiau, bet daugiau. Matau dar vienas klausimas publikai, tai aš jums prinešiu mikrofoną. Tai porą klausimų čia, gal Marius galėtų pratesti gal tos ekonominius klausimus ir gal atsakyti ar pasamprototi Rusijos rublius devalvacija daugiau padėjo ar pakenkė Rusijos ekonomikai. Ir dar vienas galbūt klausimas būtų Petrui Auštrevičiui. Koks procentas buvo patvirtintas gamtos išsaugojimui ir gamtos atkūrimui žaliojo ploto skaičiais ar procentais gal galėtume patikslinti? Ačiū. Tai devalvacija yra vienas iš būdų, kaip jie suvaldė, sakykime, krizę. Iš tikrųjų, tikrai turi pakankamai gerą centrinio banko vadovę, Liubiną, kuri kaip pasakyti, drastiškom priemonėm sugebėjo išlaviruoti labai sudėtingoje audroje. Tai, nes devalvacija, nepamirškime, karas nuo 14 metų. Tai tuo metu rublis kainavo 30 rublių už $1. Dabar turime 100 praktiškai. Tai 3 kartus per 10 metų devalvuota valiuta.
Ir tai nesukėlė, sakykime, bent jau tos visuotinos akivaizdžiai matomos nepasitenkinimo tuo rubliu. Aišku, jie niekada jo nelabai tikėjo, bet nėra tos panikos, sakykime. Tai jie tokiu būdu tiesiog sugeba įvykdyti savo biudžetus, tai išmokėti pensijas, mokėti kariškiam išmokas, mokėti, kaip čia pasakyti dabar, teisingai politiškai, sunaikintiems Ukrainoje kariams, ta prasme, išmokas ir panašiai. Tai čia, manau, kad politika, kuri nustekeno vidutinį Rusijos gyventoją, bet tai padarė jam nejuntant. Arba juntant minimaliai. Dar Vytautas. Aha, tuoj dar Petras ir tada parsiųsiu mikrofoną. Aš tik trumpai dėl devalvacijos pridėsiu, kad, čia kaip pasakyti, tai, kad pati devalvacija vyksta, tai gal ekonomikai truputį padėjo prisitaikyti, dar beje tada lengviau šiek tiek ir eksportuoti, bet čia truputį, žinot, pati devalvacija savaime gal truputį ekonomikai padeda, bet tai, kad jį vyksta, rodo, kad ekonomikai gal nelabai gerai. Jeigu jūsų produktų kas nebeperka, tai jūs mažinat kainą, tai gali daugiau parduoti. Tai gal geriau, kad sumažinat kainą, ne? Bet tai, kad jūs turėjot mažinti kainą, tai reiškia, kad jau jūsų produktų kažkas nepirko. Ne? Tai va, ir aišku, ta devalvacija, jeigu labai stipri, ji gali sukelti finansinę paniką, kaip pačiai pradžiai ir buvo Rusijai. Bet tada, kaip buvo minėtas Centrinis bankas ir dėl kitų dalykų buvo, jie sugebėjo iš tikrųjų ją suvaldyti. Petrai? Dėl gamtos atkūrimo to įstatymo buvo sprendimas 10% tų vadinamųjų gamtinių, ar kaip jos vadinasi, tų pievų, reiškia, palikti. Ir taip, tarp kitko, vadingo, kaip jinai pasakė, blondinė iš Dzūkijos, ar iš Alytaus net, jo. Tai buvo 2 reikalavimai. Tarp kitko, tai buvo ne traktorių streikas, tai buvo ūkininkų streikas. Reikia teisingai vadinti. Jie tiesiog panaudojo traktorius kaip savo priemonę, savo reikalavimams demonstratyviai pateikti. Bet vienas buvo būtent tų neremų žemių. Jie manė, kad jeigu taip atsitiks, jie neteks dalies pajamų ir praktiškai logiška. Kas pasikeitė? Pasirodo, kad galima rasti protingus sprendimus grinai administraciniuose sprendimuose. Dabar Lietuva priėmė sprendimą, kad tai bus skaičiuojama ne kiekvienam atskiram ūkininko dirbamo žemės plotui, bet nacionaliniu lygmeniu. Kitaip tariant, nacionaliniu lygmeniu tu visada turi tam tikrą resursą ir panašiai. Ir kažkaip tai įsisprendė. Vat, anksčiau to mūsų Žemės ūkio ministerija kažkodėl tai Briuselė to nereikalavo, nepasiūlė ir buvo galima surasti tą sprendimą paprasčiausių būdų. Bet tai buvo vienas iš tų reikalavimų šalia, kaip to vadinosi tenai, naftos dujų šitą akcizas. Jo, buvo 2 reikalavimai. Dar 2 klausimai matau auditorijoje ir pabaigsim. Saulius Racevičius. Čia klausimas, gal aš nuo Mariaus pradėsiu. Mano tokios refleksijos yra dėl Europą ir paimkim kapitalo rinkos, jos labai sensatyvios. Ir toks viešas faktas, kur atsisėst verčia. Yra tokia valstybė Izraelis ir jie prigamina tiek kompanijų vienodą kiek ar ne daugiau, kurios patenka į Nasdaqą, negu likusi Europos Jungtinė karalystė. Ir dabar vienas labai yra įdomus dalykas. Aš manau, čia yra tokia vadinama rizikos simetrijos klausimas, jie nebijo rizikuoti. Paimkime paprastą dalyką. Bankrotas. Bankrotas Amerikoje yra corporate restructuring dalis. Tu bankrutavai. Gali mane sujungti, gali tai daryti, tą daryti. Pas mus tai kažkoks stigmatizavimas. Ypač Lietuvoje. Paskaitai, to bankrutavo, tai dabar turi bažnyčią vaikščioti 10 metų. Arba kažkokia ten klaidos padaromas, ten netokia klientą onboardina ir panašiai. Čia visgi yra tokie mentaliniai dalykai. Su Amerika, tam Izraeliu yra sunku konkuruoti, nes pas mus yra toksai, Europai, valdžia viską sutvarkys, pasirūpins, pagalvėlę padės. Pas mus yra labai skirtingi dalykai. Jie nėra techniniai, nėra finansiniai, yra mentaliniai, kurie labai mato gerai finansų rinkose. Ten leidžiama rizikuoti, suklysti, atsistoti ir daryti. Tas pats pavyzdžiui, net yra pinigų plovimo prevencija. Čia amerikiečiai sugalvojo visą sistemą po 201, jie turi tokias institucijas OFA, kur labai stipriai tas sankcijas sugaudo, bet jie duoda žymiai didesnę toleranciją pas save. Ten gali suklysti, padaryti ir panašiai. Ir dėl to jau, sakykime, tiek sektorius, tiek tos finansų įstaigos, tiek sakykime, finansinių technologijų įstaigos turi dalyką didesnę. Tai čia klausimas, kaip tai spręs problemą, priverst europiečius nebijoti rizikuoti ir nebausti už rizikos prisėmimą. Čia yra pagrindinis dalykas vystant technologinės įmonės.
Nu, čia toks klausimas, kur galim dar naują diskusiją užvirti, bet turbūt toks pajokaujant šiek tiek, kaip ten sakyt, Mozė ne veltui 40 metų po dykumą vedžiojo, kad visokias blogas mintis pamestų žmonės. Tai panašu į tai, kad mes paskutinius 40 metų ne po tą dykumą vaikščiojom. Tai ne tai, kad mes juos pametėm, bet prisirinkom dar jų. Ir prisirinkom tokių, nu, kaip pasakyti, minčių, kurios leistų nedirbti. Tai va čia yra pagrindinė priežastis, dėl ko mes nedirbam, turim pakankamai sotų gyvenimą, ir kam tada rizikuoti? Kam rizikuoti gerų gerbuvį, jeigu tu ir taip gerai? Tai va čia yra alkanumo klausimas ir už tai turbūt ir yra ta Europa išsiskaidžiusi pagal greičius. Tai yra naujosios Europos šalis auga žymiai greičiau, nes žymiai alkanesnės, žymiai daugiau noro, daugiau ryžto, daugiau rizikuoti, nes tu nieko neturi. Jeigu neturi, gali rizikuoti. Tai čia tokie, kaip pasakyti, geri laikai gimdo blogus žmonės, o blogi žmonės atneša blogus laikus, tai mes į tai judam šiek tiek. Sveiki, Vilius Racevičius. Noriu pareplikuoti truputį dėl industrijų uždarimų ir kitų dalykų ir pasakymas, kad čia yra tingų žmonės, sudarom bus faina visi tą. Pavyzdžiui, yra didelė problema UK, ką mes turime. UK labai optimizavosi savo industrijas, visa pramonė sunkiai beveik užsidarė, kalnakasybą staigiai nutraukė. Kas gaunas? Regionai yra visiškai desperacijų, žmonės sėdi be darbų ir sėdėm pašalpų. Tai tas toksai, kaip pasakius, besaikis noras, čia nereikia, davai užsidarom, va iki darbos ieško, taip neveikia. Tu tiesiog sukuri tam tikrą ekonominę depresiją. Ir jinai būtų lokali ir jinai būtų pakankamai, kaip pasakius, plati. Taip iš pat pradžio efektas atsiranda, optimizavom, viskas faina, viskas gražu, kas paskui seka, nėra iš ko, kaip pasakius, semtis. Nes kai industrija jinai automatiškai konvertuojasi, dalis užsidaro, dalis tai eina inovacijų keliu, mes turime organiškai. Jeigu mes taigi nupjaunam, kaip nupjaukim medį, medis neišaugs. Medį reikia genėti, taip pat ir ekonomika yra genėjimas. Gali stipriau apgenėti, gausi, bet niekada nenupjauti. Tas pats pavyzdžiui ir su JAV yra. JAV didėjai miestai, kitos problemos. Tai yra, pavadinkim, tiksinti laiko bomba, kuri gali, kaip pasakius, ekonomiką pradėti griauti, kai tu turi pakankamai didelį kiekį žmonių, kurie yra tarsi uždaram rate, jie negali tokio rasti gal paprastesnio darbo, jie negali tobulėti, kas gaunasi, sėdė ant pašalpų, nėra pašalpų, ką pradėsim vogti. Čia yra pakankamai sudėtingas dalykas. Taip, Europai mes turime tą tokį End of a History and the Last Man, čia Francis Fukuyama yra tokias suformavęs kaip ir fenomeną. Jisai nepasitvirtino, bet tam tikras mąstymo yra pobūdis. Tai čia gal labiau iš to mąstymo išėjai, ir kaip tėvukas pasako, kad tas yra gal mentaliteto dalykas ir kiti dalykai. Bet tuo pačiu mes negalime tiesiog pasimti tokio excelinio požiūrio, užsidarom, nupjaunam, nereikia, užstriksim tiesiog. Tai aš, kadangi šiek tiek pagyriau liberalizmą, tai turiu kreditą ir papeikti. Tai kartais pas liberalus, manau, irgi per mažai to liberalizmo būna. Ir būtent va šitas komentaras, kuris buvo, jisai daug atspindi. Tai mes Lietuvoje irgi darėme tokį dalyką, tai yra praėjusiais metais paėmėm ir uždarėm baisų verslą, tai yra kailiukų auginimą Lietuvoje, nes jisai nebereikalingas, nes iš Vilniaus bokštų netrodo humaniška auginti žvėrelius ir juos kersti dėl kailių. Ir liberalai šitą irgi palaikė. Tai čia yra vienas iš tų punktų, kur mes skystėjame ir sakome, mums nereikia tokio verslo, mums nereikia anokio verslo, gal jisai nesueina su mano pasaulio suvokimu, gal jisai per daug nehumaniškas, nors visi valgome ir nešiojame odinius batus ir panašiai. Bet tai va čia ir yra, kad einant amerikiečiai dėl to nestoja. Jie turi kūrybinį požiūrį į tą ekologiją, tol kol jinai netrukdo verslui. Tai kitos valstybės taip pat. Bet visi juda link geresnio gyvenimo, geresnės aplinkos. Niekas nenori grįžti į tą Londoną, kur ūkai iš Anglių ir taip toliau. Bet kartais galbūt mes perlenkiam lazdą, galbūt per daug. Tai tie regionai ir nukenčia. Tai ką tu regione tenais darysi, jeigu tenais yra žemė ir miškai? Kolegos, matau, kad klausimų ir replikų turim dar labai daug, tai turiu gerą naujieną.
Tikrai prelegentai dar šiek tiek pabus, kviečiu užduoti juos asmeniškai, kadangi 3 valandą startuoja didžioji diskusija su Viktorija ir kitom moterim lyderiam. Tai liberalams palinkėkim alkio ir ačiū Vytautui Kuokščiui, Petrui Auštrevičiui, Mariui Dubnikovui.